Dažnas senjoras šiandieninėje Lietuvoje jaučiasi engiamas ir stumdomas. Ne tokiai Lietuvai dirbo, ne už tokią Lietuvą kovojo mūsų tėvai bei seneliai. Iki šiol pensininkų sąskaita buvo tik sprendžiamos šalies problemos, nepagalvojant, kad solidi ir padori senatvė yra tai, ką šalis privalo užtikrinti savo tėvams. Pensininkai šiandien savo senatvę turi pasirūpinti patys, vos už 800 litų. Šiandien Lietuvos pensininkas gyvena labai sunkiai, bet man dar baisiau, kaip gyvens Lietuvos pensininkai po keliarių metų ar po kelių dešimčių metų, kada jaunesni žmonės išeis į pensiją. Kadangi ši sistema, kuri veikia šiandien, jinai tikrai nenumato sotesnio gyvenimo nei dabartiniams pensininkams, nei busimiesiems pensininkams. Todėl Lietuvos valstybė ir vyriausybė turi priimti ryžtingus žingsnius, kad ta pensija būtų nors bent kiek sotesnė būtent busimiems pensininkams. Frakcijos Tvarka ir Teisingumas nariai mano, kad ne taip turi gyventi šalies senjorai. Jų teigimu senatvė pirmiausia turi būti padori ir garbinga. Pensija galėtų būti kokiais 300-400 litais daugiau. Aišku, čia vėlgi priklausomai nuo įmokų į sodrą, priklausomai nuo įmokų į kaupiamosius fondus. Tačiau komitete, socialinių reikalų ir darbo komitete mes tos nagrinėjom, reiškia, tos santykius. Tai būtų kažkur 300, 400, 500 litų daugiau, jeigu mes pajungsim mūsų partnerius. Tvarkiečiai ketina keisti konstituciją. Pasak jų, tik konstitucinis įstatymas ilgam laikui užtikrintų pastovę ir padorę pensiją, kurios besikeičiantis politikai negalėtų atimti. Frakcijos Tvarka ir Teisingumas nariai įsitikinę, kad bendradarbiaudami su verslu, kasmet senjorams sudarys sąlygas pakeliauti ir susipažinti su pasaulinio bei Lietuvos kultūrinio paveldo objektais.